Brangiosios ponios, garbus ponai. Coachingo podcastas. Sukurtas siekiant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti coachingą bei jo kuriamą vertę. Sveiki gyvi. Kažkam įprastas ketvirtadienis, kažkam rytas, kažkam galbūt laikas prie kavos pietų. Mes čia irgi su kava, su arbata ir šį kartą grįžtame prie senojo, norėjau sakyti, bet kaip čia senojo tokio, ankstesnio. Trijulės pasišnekėjimo, tik tai gal skirtingose vaidmenyse. Tai coachingo podcastas tiems, kurie rūpinasi savo protinę sveikatą. Karts nuo karto išgirdę žodį coachingas nepradeda, kas čia per žodis, lietuviškas, nelietuviškas. Ir ypač tada, kada išgirsta verslo coachingas, nes šiandien du nuostabūs verslo coachingo specialistai. Tai besišypsanti visada Raimonda. Labas, Raimonda. Labas, Povilai, sveiki klausytojai. Ir Antanas, kuris žino, kada nusišypsot ir žino, kada pabart, jeigu jau mes nukrypstam kažkur. Tai labas, Antanai. Labas ir labą dieną. Sveiki gyvi. Šiandien mes turime temą apie tai, kaip verslai auga, kalbant apie tai, kiek auga, tobulėja tų verslų savininkai. Jūs esate tie žmonės, kurie pastoviai dirba ir pastaruosius, aš bandžiau suskaičiuoti, kiek kryptingai, tai bent geras pusmetis, man tikrai matosi, kad tik tai tame jūs esate abudu. Ir kiekvieną kartą žiūrit, ar čia dar gali būti kažkas tai daugiau padaryta, ar gali būti dar geriau padaryta. Ir prieš pradedant podcastą išduosiu tokią paslaptį. Raimonda sako, aš jau dabar reelsus darau reelsus, programėlių prisisiuntus. Tai ne, Povilai, aš kaip tik sakiau. Pradėjau daryti reelsus, tai jeigu feilinsiu, tai neteiskit labai. Ai, tai čia jeigu aš nesu matęs, kad kas nors padarytų, ką nors nesufeilinęs reikalų. Taip. Tai iš patirties, Raimonda, pridaryk kuo daugiau feilų. Taip. Ir tada bus daug smagiau. Ir kuo greičiau. Jo, ir kuo greičiau, tada feilas mažesnis gaunasi. O Antanas tai ką jisai parašo, susirenka, kaip čia tą vadinamą, socialinį feedbacką ir tada eina dirbti su verslų savininkais, ar ne? Taip, ir jau kokius porą metų taip. Gerai. Tai būtent apie tą pokytį, kas vyko nuo to, kada prasidėjo, aš šiek tiek tokią įvadą pasidalinsiu apie tai, kas galbūt gali būti naudinga visiems, kurie klausotės ir galvodami, dar turiu pusvalandį ar galbūt net visą valandą, nežinom, kiek mes užtruksim su šitą idėją, bet mintis yra labai paprasta pasižiūrėti, jeigu iš perspektyvos, jeigu jūs esat verslo savininkas ir matote, kad savo verslumo kelionėje jūs matot, kad kai kurie dalykai galėtų vykti geriau, nekalbu apie tai, kad kažkas stringa. Tiesiog jeigu matot, jau viskas pasiruošėt, kad gali būti ir geriau, klausimas, ką tiksliai reikia padaryti, ko tiksliai nedaryti ir tada prasidės visai kitas matymas. Tiek darbe su, galbūt nauja rinka, plėtra, tiek darbe su savo komanda, tiek darbe su rūpinimusi klientų. Visą tai turėtų šitas pokalbis, šitas mūsų trijų pokalbis turėtų atskleisti tam tikrą dalyką, suvokimą didesnį, nes aš nuoširdžiai, aš matau didelį pokytį šiandien dienai, tas, kuris buvo nuo 2019 metų, kuomet pradėjau sistematizuotai, kiek įmanoma, kiek suvokiau, pradėjau keisti tai, ką aš pats darau ir tas pradėjo keistis man ir buvo tas toks linksmas matymas, nes jau man buvo jisai pasikartojantis, kuomet verslų savininkai sako, aš noriu tų dalykų apie tai, ką tu šneki, bet aš bijau, kad nušvilps ir grupėje aš apie tai nesišnekėsiu. Nušvilps iš tokių dviejų dalių. Vienas tai, kad mano idėja gali kažkas nušvilpti, o kitas tai, kad mane nušvilps dėl to, kad čia tavo problemos tokios, žinai. Ir žinai, taip irgi nušvilps. Bet per laiką aš matau, kad keičiasi. Ir mes dalį darom dalykų kartu, jūs dalį darot savo eigą, tie 5 dienų rytai, kiekvieną mėnesį verslo iššūkiai, susitikrinimai, matom skaičius, kiekvieną kartą 8 valandą vakare tikrinam, tai kiek čia praėjo iššūkį, kiek užduotis atliko, kiek nepadarė. Matysim turbūt, pasikalbėsim apie tai, kokios šiandien galvos skausmai, kokie yra šiandieną pas verslo savininkus ir kokį jūs matot pokytį iš tų kelių metų, kada pradėjo dėliotis, kada ar patys patapot verslo coachingo specialistais.
pagal metodologiją System Business Coach sertifikuoti. Ir kas vyksta pastaruoju metu. Tai labai smalsu tokį update pasidaryti bendrą. Nuo ko pradėsim? Vat ir galvoju, nuo ko pradėti. Daug temų yra. Jeigu reikėtų išskirti 3 dažniausias bėdas, su kuo susiduria verslo savininkas, tai kokios jūsų matymo būtų? Aš galiu pradėti nuo savo, nuo to paties matymo. Tai vienas yra apie tai, kad baisu kam nors pasisakyti, nedrąsu pradėti daryti ir baimė suklyst, nes nešu atsakomybę ne tik tai už save, bet ir už kitus. Tai čia yra vienas dalykas, kuris man visą laiką susiveda į pasikeitimą mąstymo, į keitimą to, kad kitą kartą galiu klysti, galvodamas, kad tai, ką darysiu, bus blogai. Ir kai žmogus patiki, kad jisai gali suklyst, prisigalvodamas tų baisumų, kurie gali būti, tada jisai, žiūrėk, pradeda kai kuriuos dalykus keisti. Ir paskui jau tada metodologija įsijungia ar dar kažkas tai panašaus. Tai aš bent šitus vardinu kaip esminius. Kas pas jūs? Aš galbūt vieną, pratęsant tavo, ne? Nes taip, visi šitie matosi labai atsispindi. Aš galbūt tokį dar išsigryninau, kad verslo savininkai augimą supranta labai tiesiogiai. Verslo augimą supranta labai tiesiogiai. Ir dėl to, kai pradedam kalbėti apie tai kur tavo verslas yra, kur tu nori būti, ir ar kokį augimą planuoji, ar planuoji augimą apskritai, verslo savininkai kažkaip, aš nenoriu čia augti, man labai gerai, taip kaip esu, tiek žmonių, man viskas yra labai gerai. Bet aš visada kviečiu tą augimą pažiūrėti šiek tiek plačiau, nes situacija ekonominė keičiasi, pasaulis keičiasi taip greitai ir augimas tai yra ir verslo prisitaikymas prie naujų situacijų, prie naujos ekonomikos. Augimas tai yra verslo savininko augimas, kaip jisai sugeba pats prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų. Apie tai yra augimas. Tai nebūtinai, kad daugiau klientų, daugiau partnerių, daugiau darbuotojų, tai yra apie tavo mąstymo pokytį, galų gale dabar. Ir dirbtinis intelektas, ar ne? Tai lygiai taip pat yra augimas, mokymasis, dėliojimasis. Ir antras dalykas galbūt tai yra nenoras išeiti iš komforto zonos. Ypač jaunų pradedančių verslo savininkų, kai reikia priiminėti tos tokius sudėtingesnius sprendimus, nes verslas būna ir prasideda, kai tu dirbi samdomą stabilų darbą ir šalia toks kaip side hustle, žiūri, kad tas side hustle pradeda užimti didžiąją laiko dalį. Ir tas momentas, kai reikia apsispręsti, paleisti tą komforto zoną ir saugumą ir nerti į verslą, ar visgi vaidinti verslą arba žaisti verslą. Kai plėšaisi, bandai atsisėsti ant 2 kėdžių. Bet tas nevyksta. Ir savo minkštąją esu patyrusi, kad bandžiau ir taip, dėja nevyksta. Jeigu nori verslo, tai eini į verslą ir darai verslą. Ir jeigu darysi, tau pavyks. Priklausomai tik tais nuo to, kada ir kokiu būdu. Nes dažniausiai tą, ką mes planuojam, kad per tą laikotarpį, kurį norim, arba tuo būdu, kuriuo norim, ne visada tas pavyksta. Ir tas labai gąsdina žmonės ir jie tada, kaip sakoma, grįžta atgal ten, kur buvo. Tai tos komforto zonos paleidimas arba nerti, kaip sakoma, nuo tos olos nerti, iš to seka daug pasiteisinimų, kodėl nereikia to daryti, bet tai čia neįmanoma. Kolegos, mesgi 5 dienų iššūkį turim 3 dieną, būtent apie ribojančius įsitikinimus. Ir girdim, apie ką kalba verslų savininkai ir kokius klausimus užduoda ir kokias tas savo baimės slepia už tų klausimų, būtent. Man iškart, žinok, noriu vieną dar susitikrinti dalyką iš to, ką tu sakai. Ir kai tu tiek būni šalia tų verslų savininkų, kai jūs kalbatės, kai jūs turite ir savo ir strateginės, ir tas jau normalias įprastas verslo coachingo sesijas. O kiek tau, kaip čia dabar, kadangi mes taip savo aplinkoje, kiek tau kerta per tokį, nežinau, bendrą dėliojimą, kad palauk, jeigu pas visus taip tokių abejonių, čia to nenoro padaryti, ar tarsi nenusvyra rankos? Man? Jo. Aš žinau, ko aš noriu. Okay. O ko tu nori? Ko aš noriu? Aš noriu, kad jiem pasisektų.
Bet kas tau iš to? Kas man iš to? O, ta prasme, Olia va tokį pusikūrė, ateina, čia mano, žinai, čia aš. Nu. Nežinau, vat atrodo, kai kalbi su verslo savininku ir kai jam ateina tas aha momentas ir tas toks palengvėjimas ir tas toks aiškumas ir galbūt daugiau ramybės, tai, nežinau, man atrodo, mano darbas čia ir padarytas. Tiesiog, aš šiandien važiuodama į šitą podcast'o įrašą galvoju Raimondą. Kaip tik iš susitikimo. Čia iš pokalbio su savimi, ne dabar? Jo, važiavau iš vieno kliento ir pokalbį su savimi. Ir galvoju, Raimonda, tu matai, tu sėdi ir tiesiog žmogus pradeda kvepuoti sėdėdama šalia tavęs. Tu įsivaizduoji, jisai laikė užspaudęs tą kvepavimą tiek laiko ir paskui jis pradeda kalbėti ir jis pradeda kvepuoti ir galvoju, kaip faina. Tai gal tu ne coachingo specialistė, gal tu kvepavimo mokytoja, kaip čia tu? Toksai. Kartai geras. Kartais reikia ir pakvepuoti, ne? Jo, nes verslų savininkai jie yra labiausiai vieniši ir labiausiai užsiėmę žmonės šioje žemėje, ant kurių pečių yra daugiau negu 70% darbingo amžiaus žmonių iš viso rinkoje. Tai iš tikrųjų neša didžiulę atsakomybę, jie yra per mažai pastebimi, su jais yra per mažai kalbama ir juos yra per mažai investuojama apskritai tiek valstybinių lygmenių, tiek jie patys dar galbūt netiki savimi, nes dažnas verslo savininkas, ypač smulkesnio verslo, ir nesvarbu, ar tai yra 1, 5 ar 10 metai, nedrįsta savęs pavadinti verslininku. Koks čia verslas? Bet čia, žinau, aš tai, ką tu vardini, čia nėra vien tik tai, kad Lietuvoje šitas dalykas. Ne, čia yra visiškai pasaulinio mastu. Iš mano patirties irgi lygiai taip pat yra ir kitur, tik tai aš ką pastebiu, aš dabar gal aš kai kurių dalykų dabar nepastebiu Lietuvos mastu lyginant, bet kitur žmonės atviriau kalba apie savo problemas. Atviriau keletas problemos ir aš dabar galvoju, čia tas sąsaja tavo įvardinto vienišumo. Dažnai jiem atrodo, kad čia tik pas mane taip. Ir kad čia aš esu visiškas lūzeris. Ir man taip kartais atrodo, kai kažkas nesiseka, kažkurį laiką man atrodo, tik tais tau taip gali nesisekti ir tada ten pradedu labai tokiais gražiais kabutėse žodžiais su savim kalbėti ir tada galvoju, tai gal tu apskritai slėpkis po lapais verslo coachingo specialistė ir gal išsitrink paskiras iš socialinių tinklų ir užsideng paklodę ir sėdėk namie. O paskui padarai reelsą apie šitą mintį. O paskui padarau reelsą apie šitą mintį ir žinot ką, ir sulaukiu tada žinučių, jo ir aš taip jaučiuosi. Tai aš tai žinau ir aš kartais leidžiu savo pavaidinti tą auką ir pagailėti savęs. Prisiminiau vieną įvykį, žmogus sako, kaip tau einasi verslas, žinai. Sako, žinai, kai nesiseka, jau kai nesiseka, jau kai nesiseka ir paskui jau kai nepasiseks ir tada, o paskui tik nesiseka. Tokiu, žinai, jau kaip nesiseka, paskui tik nesiseka. Bet žinai, aš noriu pasakyti vieną dalyką. Pasakyk. Kad aš savo komandai turiu nerealų žmogų, Antaną. Šitą Antaną? Taip. Kuriam kiekvieną kartą, kai noriu pabandyti paverkti, tai jis taip tyliai nuolankiai išklauso ir kokį klausimą metą atgal galvo, tu švilpt Antanai, žinai, kas su savo klausimais. Ir supranti, kad ką reiškia, kai išdrįsti pabūti atviras, paverkti, vis tiek kažkada ant kažkokio peties paverkti reikia. Ir paskui, kai žmogus su nevertinimu ir neteisimu tau tiesiog labai nuoširdžiai užduoda klausimą apie tau rūpimą situaciją ir tau toksai kvepuot pradedi. Tai gal tu irgi kvepavimo mokytas, Antanai? Tai pereikim prie Antano tada. Tai Raimonda tai turi nerealų žmogų komandoje, o ką tas nerealusis? Kaip Antanai pastatė? Aš turiu ir žmogų, pradžiai noriu į tavo klausimą atsakyti. Gerai. Nes apie tos iššūkius mes iš esmės analizavau ir taip jūs labai apie tą esmę papasakojot. Aš norėčiau grįžti į tokį pirmą momentą, kai susipažinstam su verslo savininkas. Ir dažnai, pirmas klausimas būna, tai kokį didžiausią iššūkį šiandien turi. Ir aš dariau analizę, yra ten tų, tikrai jau kelių šimtų atsakymų apie tai, kokį iššūkį turi. Ir man kažkodėl jie visi suėjo į tokius labai paprastus dalykus. Į 2 arba 3. Iš tų, kurių klausinėja, tą turi mintį. Taip. Ir tie tokie paprasti dalykai, tai yra trūksta pardavimų, vienas. Ir labai daug kas kalba apie tai, kad man norisi daugiau pardavimų.
Antras dalykas yra trūksta komandos, tai reiškia kažkas su komanda. Ir trečias turbūt dalykas, va to stabilumo arba sistemų norisi. Okay. Ir jeigu taip vadimti, tai yra va tokia pirma reakcija. Aišku, po to, kada jau ateini į skambutį, strateginė sesija, pradedi nagrinėti, nu gal ten ne apie pardavimus, ne? Nes nelabai ir veiksmų darau dėl pardavimų. Gal ten ir ne apie tai, kad žmonės čia kažko negaliu rasti, o gal čia aš jų nekviečiu ir pas mane kažkas su mąstymu irgi yra, nu, reikia kažką galvoti kitaip, daryti kitaip, kad jie ateitų. Tai va, bet tokie vat pradiniai dalykai, triggeriai, arba kas pas tave dabar blogai, arba kur iššūkis. Tai vat mano tokie 3 buvo. Ir į jos viskas susiveda. Aha. Tada toliau tada jau gilinėsi, nu, paaiškėja, kad gal nenori pasakoti, gal ten, vat, kaip tu sakai, visi mes, kada mus paklausė, kaip sekasi. Kaip? Gerai. Gerai. O kas gero? Oi, geriau neklausk, ne? Čia geras. Gal aš net ir tokį įvardinimą, sako, vis gerin ir gerin. Ir tokių, žinai, filosofinį, žinai. Ir tai, wow, super, gerai, sako, nu vienas dalykas, kuris tikrai eina gerin, tai gyvenimas eina link tos pačios visiems pabaigos, žinai, tai gerin ir gerin. Ir aš galvoju, žinai, bet labai optimistiškai nuskambėjęs dalykas, labai pozityviai optimistiškai nuskambėjęs, kad bent vienas dalykas tikrai sekasi. Gyvas, nu, tarsi, tu mažiau jaunas, daugiau patyręs ir ten ta pati, žinai, pabaiga. Gerin eina, viskas gerin. Ir vat nuo to yra, ką galima pradėti, žinai, šnekėti. Vat, o kažkas dar nelabai gerai, ten reikia pataisyti, nesvarbu, kas tai būtų, ar sistemos, ar daugiau pardavimų, ar komanda, ar galų gale dažnai nėra kam įsipasakot, kas neramina iš kitos pusės. Kartais net bėgant nuo minčių, nuo savo minčių. Nu, aš bent tokį vardindamas apie tą mąstymo reikalą kaip iššūkį, kad žmonės labai dažnai stengiasi pabėgti nuo savo minčių ir, nu, tarsi nuo savęs. Ir tada bando, žinai, susivesti į kažkurios tai kitus dalykus, kad, žinai, rinkoje situacija dabar bloga, ar dar kažkas tai panašaus. Kai tuo pat metu kažkas kitas toj pačioj rinkoje, pavadinkim taip, auga. Arba bent jau jaučiasi stabiliau. Tai vat, įdomu, žinai, kaip persisuka dalykai. Žinai, Paulai, dar toks vienas pastebėjimas, pavyzdžiui, po iššūkio, ypač jeigu bendraujam su verslų savininkais, kaip pasisekė, kas buvo? Nepamiršai, jeigu dabar tave nutrauksiu vieną vietą. Galit įvardinti dalykus, kad, žinot, mes tai žinom, apie kokį iššūkį kalbam, bet kas yra tas iššūkis? Nes yra kažkas, kurie mus klauso pirmą kartą ir pirmą kartą girdi apie tą iššūkį. Tai kas yra iššūkis, ką mes karts nuo karto pasakom tą kažkokį raktinį žodį ir tada apie ką ten jie rytais atsikėlė, apie kokį čia iššūkį, žinai, kas čia buvo. Tai, Raimonda, kas čia per iššūkis? Tai yra 5 dienų iššūkis smulkaus ir vidutinio verslo savininkams. Mes jį organizuojame kiekvieną mėnesį. Informaciją apie šitą iššūkį galima rasti www.coaching.lt. Tai nuorodą paliksim. Taip, nuorodą paliksime. Okay. Ir Antanai, kam jisai tinka? Čia yra, kaip čia, tiem, kurie nori skirti laiko savo verslui 5 kartus per savaitę, kiekvieną rytą, ir skirti būtent verslo iš strateginės pusės, būtent on the business, o ne operacijose. Skirtas turbūt tiem, kurie, kaip čia, nori, nu, ateina šiaip skirtingi žmonės. Vieni ateina, noriu sukurti viziją, nes dabar nejaučiu, kur einu. Kiti ateina, noriu peržiūrėti viziją. Nu, kaip ir einu, bet gal reikia pasižiūrėti, gal čia keičiasi situacija rinkoje, gal peržiūrėti reikia. Treti pakeisti ją. Ketvirti, ten, nežinau, galinti komandą. Bet viskas per iššūkį eina apie lyderystę. Tai reiškia, čia toks startas, tokia kryptis. Tai vat, kur aš iš tikrųjų einu. Tai vat, per tas 5 dienas mes praeinam 5 temas, tai reiškia, pradedam nuo tikslų, tada eina rolės, tai reiškia, kas aš esu, ne? Ar aš specialistas, ar aš visgi savininkas. Savo versle. Savo versle, Trečia diena yra tos nuostatos, įsitikinimai, tai reiškia, vėlgi mes išgirstam, kaip kiti verslai, su kokiais jie gyvena ir šiaip labai daug ten ir būna to, tai ir aš taip pat galvoju, ir pas mane tas pats yra, wow, kaip faina girdėti, kad čia visi tokie, žinai. Nu tai žmogus va galbūt ir pasidaro atviresnis, kaip tu sakei, kad, nu, nemėgsta
atvirauti. Ne? Nu, jūs neturi iš ko pasirinkti atitinkamai, nes mato, kad normalu tai yra, net Taip. gerai, į naudą. Taip. Šitas. Aha. Tada ketvirtas jau yra apie pažadą, tai reiškia ten ta diena, kur susidėlioja toks dalykas kaip, iš tikrųjų, toks commitmentas savo verslui, savo judėjimui. Kiek buvo komentaro verslo savininkų, jau iššūkį galvoja uždaryti verslą arba ten parduoti ir aš sakau, jokiais būdais ten, varau. Ne vieno tokio verslo savininko buvo atliepimai. O penktadienis, vizija toks, toks gražus, šiltas, kur judam. Ir, tai čia yra tokia kryptis, tai yra startas ir čia tai yra dalis kliento kelionės kartu su mumis. Tai reiškia, tai yra tik link sistemų, nes toliau eina jau visos kitos mūsų programos ir kur mes galim toliau jau 2 metus keliauti su klientu. Tai iššūkis yra toks ateiti, pasižiūrėti, ko mes užsiėmėm. Apšilimas. Bet galvoju, apšilimas gal netinka, nes jeigu kalba apie tuos atliepimus, kad planavau uždaryti verslą, o čia dar naujom jėgom, tai čia ne apie apšilimą, čia yra... Toks įgalintis. Žinot, pasitikrinti, nes ne tai, kad žmonės nusprendžia neuždaryti verslų. Jie pamato, į kur nori eiti, jie pamato, kokios pagalbos jiems gali norėti. Jie pamato, irgi buvo atliepimų, kad supratau, kad ne savo verslą gelbščiu, supratau, kad kažką kitą reikia daryti ir jie tada, čia 5 dienų iššūkis, jiem pasitikrinti ir tada mes juokam einam į 5 mėnesių iššūkį, kur jau jie gauna visus įrankius ir kur darbas vyksta jau kiekvieną savaitę tam, kad galėtų sėkmingai sistematizuoti, stabilizuoti ir pelningai vystyti savo verslą. Ir po tų 5 mėnesių mes dar toliau dirbame 1,5 metų su verslu tam, kad visi pokyčiai, jie nebūtų tik tais tie, kaip sakoma, ant high, kaip būna, ne? Bet kad jie būtų paskui, kai tas high praeina ir kai ateina ta realybė, kai reikia pradėti daryti dalykus, kurie nelabai patinka, bet kurie yra reikalingi, tai vat tam, kai būna tie low, mes esam šalia, kad padėti jiem įgyvendinti, padėti tos pokyčius paversti tą realybę ir tada pasimato jau tie tikrai rezultatai. Taigi, taip sakant, tą sėkmę stabilizuot. Visiškai. Ir jeigu kalbame apie verslą, kad tai būtų pelnas versle. Be abejo. Tai tokie atskirai žingsniai dabar, kad susidėliot. Turi verslą, nesvarbu, ten smulkus, vidutinis, tiesiog turi verslą, kuris nori, kad būtų sėkmingas. Prasitikrinkim tokiam ir įsikvėpimui ir susiplanavimui, kas tai būtų per 5 dienas, su tam tikrom užduotim. Viena iš jų atsikelt anksti ryte. 6. Tuo metu, kai kitų verslai dar miega, tu jau pradedi tada daryti 5 dienos, susigrupuoji vienus dalykus, tada žinodamas viziją nueini sistematizuoti 5 mėnesių trukmė, o paskui dar 1,5 metų bendrai paėmus bendruomeniai toliau vystyti, stabilizuoti, daryti pelningesnį savo verslą. Teisingai? Visiškai. Jo, čia dar gal reikia tai paminėti. Ten net iššūkio 1 dieną. Įsivardini savo idealią ateitį po 18 mėnesių. Jo. Kur aš būsiu? Ir iš esmės visas kelias ir pastatytas, kad mes kartu ir nueitume iki tos jūsų verslo savininko idealios ateities. Super. Aš, taip klausinėjau kaip žurnalistas dabar, bet žinok, man labai geras update pačiam. Aš pats tame esu, čia ne tai, kad čia kažką sudėliot paslaptyje, bet man labai net iš kitos pusės mes patys to pačiu, tokį mini update'as savo patiems susitikrint apie ką tai yra ir dabar aš atklausau jūsų, taip gaila, kad nėra kamerų, bet tos akys, jos kažką irgi pasako papildomai, kai taip pat prisimeni tą pokalbį. Arba, nežinau, kaip jum, aš kai perskaitau kitą kartą atliepimą mūsų Facebook'o grupėje, aš einu, tarkim, aš einu, ratuką čia tą savo, ir taip keliose vietose eidama, ir sustoju. Stoju, perskaitau, prisimenu tą prisistatymą to verslo savininko, kada kai kam net užduotyje, reikia padaryti Facebook'e live'ą, į toj grupėje. Ir kai kas negaliu, negaliu. Ir paskui taip, palauk, tu dėl savo verslo negali padaryti live'ą, pasakyti, kas yra tavo verslas. Ir kai tos 5 dienos, praeina, kai žmogus pasako tą iš pradinę to tokią baimę, o paskui susivokiau, kur ta mano kryptis, tai toks etapas, kur, tada labai gerai.
Tai ir jūs dabar labai taip, smagu matyti, žinai, kai jūs taip degančio mokymo apie šitus dalykus sakot, nors pradėjom realiai tai kokios ten problemos. Tai su mąstymu, tai, žinai, komandos, tai čia, žinai, pardavimų ir taip toliau, bet pati idėja yra toks susikūrimas savo viduj. Iš principo, kad pirmas dalykas, tu nesi vienas, kad kiti sprendžia labai panašius iššūkius ir visą laiką yra pagalba šalia, tik tai reikia, žinai, paprašyti. Galbūt paprašyti, kitam galbūt jį įvardinti, nes aš nežinau, ar jūs pastebėjote, ar ne, bet kai žmogus nebūtinai paprašo, bet kai jisai įvardina tą problemą, iššūkį savo, su kuriuo susiduria, yra daug žmonių, kurie neprašyti pasisiūlo padėti. Ir kartais tas pasisiūlo padėti tiesiog darydami savo darbą. Tai įkvepia kitą žmogų. Aš matydavau iš iššūkio dalyvių arba iš viso to klubo 2 metų dalyvių, kad aš matau, kaip kitam einas ir, žinai, ir taip, tai nejaugi aš negaliu. Ir jūs ten, aš tokių istorijų girdėjęs, ten verslai susipažino, dabar jie ten į Ispaniją važiuoja, vienas su kitu pabendrauti, ten kažkokios bendradarbiavimus vysto. Tai žodžiu, čia yra bendruomenė net nuo pirmų, nuo iššūkio dienų. O jau ką kalbėti, kokią bendruomenę gali, ir užauga per 2 metus. Ir čia vėlgi tas atvirumas, kai nebijojo pasirodyti pažeidžiami. Ir vienas ir kits pasimatavo, ne, žiūrėk, ir jam tas pats, ir man tas pats. Ir žiūrėk, visai kito lygio tas ryšys gaunasi, pasitikėjimą. Negaliu dabar atklausyti, pasimatavo. Bet toks stereotipas dažnai, bet aš nežinau, aš taip esu pastebėjęs šitus dalykus, kad žinai, aš ten nenoriu eiti matuotis, nesvarbu, savo sėkmę arba savo nesėkmę, žinai. Bet čia turbūt ne apie tą pasimatavimą, čia yra apie temperatūros savo verslo susitikrinimą, tą pulso pamatavimą, žinai, kad man taip, žinai, ir man kai kurie dalykai pakeitė mane iš principo, kada aš pamačiau, kad žinau, kas man skauda, mačiau, kaip kitas įsprendė kažką, tada aš galiu eiti padaryti kitus dalykus. Taip, ir čia labiau tas galbūt atvirumo lygio matavimasis. Tiksliai, čia taip, apie atvirumą. Mes irgi dirbdamas su verslo savininkais dažnai girdžiu, kad aš noriu atvirumo. Noriu, kad mano komandos nariai, mano partneriai, mano klientai manim pasitikėtų. Ir paklausiu, kaip tau sekasi jais pasitikėti? Man yra sunkiau, pasitikėti žmonėmis, aš jų nelabai prisileidžiu. Aš noriu, kad... supratau, seka. Aš noriu, kad manim pasitikėtų, bet man sudėtinga pasitikėti. Bet aš dar nepasitikėsiu. Taip. Ir tada jie pradeda suvokti, pradeda matyti save tose iš kitos perspektyvos. O kas pirmą turi tą žingsnį daryti, ne? Tai kas pirmą turi daryti tą žingsnį, mes visi nuo savęs pradedam. Ir tada visai kitos galimybės atsiveria. O kokios, gerai, jūs matot seką, jūs jau matot žmonės, su kuriais keliaujat atitinkamai, žinai, ar tai būtų individualus jūsų coachingas, verslo coachingas, ar tas grupė, bendruomenė. Kur didysis pokytis transformacinis toks, jeigu taip galima labai skambiai įvardinti, įvyksta? Ir kada? Labai įvairiai. Aš čia, nežinau, galiu nuo vienos istorijos pradėti, ne? Tikrai ją labai gerai prisimenu, taip irgi. Atėjo žmogus, pardavimai, trūksta pardavimų, čia sunkus momentas. Susidėliojom planą, susitikimų planą, temų planą, apie kurias kalbėjom, ir ten, man atrodo, 4 tema yra pardavimai. Ateiname pardavimų temą, sakau, ką apie pardavimus? Sako, ne, pardavimų jau tiek, sako, kalbam apie komandą. Ir, žinai, apie tai, ne, tada ten toliau, ten kokia nors strategija turėjo būti. Ten, nežinau, 7-8 tema. Ateiname tą susitikimą, ne, aš jau ten C lygio žmonės pas tave statau. Man reikia marketingo žmogaus, man reikia business development žmogaus, man reikia... Tai jeigu jie dėlioja strategiją. Tai man atrodo, tai yra tokie maži dalykai, bet kai žmogus vienai planuoja, o juda greičiau. Žinai, juda greičiau, nes aš tai visada sakau, kad tu gali ir be bendruomenės judėti, gali ir be coachingo specialisto judėti, gal šiek tiek greičiau judi kartu. Arba kada ten 2 arba 10 arba 20 žmonių su viena intencija žiūri į tavo tašką, tu tiesiog judi greičiau. Tai istorijos yra turbūt tokios, kad
Ir yra ir kitų istorijų. Ten noriu per 6 mėnesius padvigubinti, patrigubinti pardavimus, ir gal, nelabai įvyksta. Aha. Einu ir dar vis, žinai, fokusas į tos pardavimus. Tai čia aš link to, kad kartais, kaip tai angliška frazė, we overestimate, mes pervertinam Per trumpą laiką. tą, ką galim padaryti per trumpą laiką, bet tikrai neįvertinam, ką mes galim padaryti per ilgą. Ir aš tai tikrai tą girdžiu ir matau iš realių istorijų jau. Nežinau, kaip jūs. Apie laiką ir coachingą, tai aš visada sakau, kad coachingas yra procesas. Kad esi niekada nebandęs coachingo ir ateini ir tikėtis nuo pirmos sesijos kažkokio stebuklo ir didelio pokyčio versle, nerekomenduočiau ateiti su tokiu nusiteikimu, kad po vienos coachingo sesijos dabar man visas verslas pasikeis taiga. Nes visų pirma, tai didžiausias pokytis vyksta pas verslo savininką. Ir jam reikia priimti tuos dalykus, kai jisai pradeda matyti, kur jisai klydo. Ir tai kartais užtrunka ir 2, ir 3, ir 4 sesijas, kol jisai supranta, apie ką tas coachingas apskritai yra, ir į kur mes einam, ir ką mes darom, ir kaip jo matymas pradeda keistis, kai jis pradeda sujungti skirtingus taškus iš skirtingų kampų, ne tik tais tuos 2, kuriuos buvo įpratęs jungti. Tai čia ypač gerai atsispindi, kai verslo savininkai nori didesnių pardavimų, nes visi nori didesnių pardavimų, tada dažniausiai prasideda nuo daugiau reklamos, kad būtų daugiau pardavimų. Ir kai pradedam kalbėti, jie pamato, kad ne pardavimuose esmė, kad jeigu jie ir didins pardavimus, tai pinigų daugiau sąskaitoje nebus. Kad visai kitus dalykus reikia žiūrėti. Kainodara, partnerysčių sutartis ir panašiai, visai kitus dalykus. Tai tada jie pradeda matyti visą bendrą verslo vaizdą, o ne tik tais tuos kelis taškus, prie kurių jie būna pripratę toje kasdienybėje, kurioje sukasi nuolatos. Bet tu, kai vardini, kad visai kitus dalykus, ir man taip, žinai, mano patirtį dabar analizuoju, kad man atrodo, kad viena iš sėkmės tokių, signalų, vienas iš sėkmės signalų yra apie tai, kad ne tik tai prioritizuot, bet kaip suderint, kaip sužongliruot, kad reikia ir pardavimų, bet reikia ir sistemą susitvarkyti, reikia ir aiškios vizijos, bet reikia ir komandos narių, reikia ir sutarčių su komandos nariais atitinkamai, bet reikia ir ryšį su kitais partneriais arba su klientais palaikyti. Turime, kad yra ne tik arba, bet yra labai daug to ir to, ir to, ir to, ir to. Ir atrodo tokia, iš karto, kad eina savo, nespėsiu, neįmanoma. Čia 100 metų turime šitą dalyką daryti. Ir tas lūžis didysis įvyksta tuo metu, kai žmogus pradeda savęs perklausinėti kitus dalykus, ne kaip padaryti, bet kas tai padarytų. Kas padarys ne tai, kad už mane, bet kartu su manim. Ir tada, tokia ir pauzė, ne kaip, o kas. Tada kam deleguot, kaip tada žiūrėti iš to tokio dizaininimo, kūrimo savo verslo, Antanai, ką vardinai apie tas being on the business, bet ne in the business visą laiką. Ir tada tokia momentas, kada vienas planuotas susitikimas apie, tarkim, ten apie pardavimus, o ten jau žiūrėk visai kitus dalykus susidėlioti. Toks kaip paveiksliukas pas mus kažkada tai buvo apie išsemt vandenį iš valties, kuri jau pilna vandens, ar vis tik tai surast, kur yra skylė, per kurią tas vanduo ten siurbėsi, ir tada vieną sutvarkai, paskui žiūrėk, visai kitai plaukimas vyksta jau. Tai tikslas iš esmės ir yra atrasti tą, nuo ko pradėti. Okay. Jeigu taip vardint, laiko tą atžvilgį, matą kažkokį tai sudėliot, ir Antano jau įvardintas dalykas, kad pervertinam save, ką galim padaryti per trumpą laiką, bet neįvertinam, kiek daug galim padaryti per ilgesnį laiką. Tarkim, verslo savininkas tik tai pradėjęs, tik įkūręs verslą. Koks yra, toksai, ar tai mitas, ar dar kažkas panašaus, kad sakytų, kad per tiek laiko tikrai nieko neatsitiks. Reikia kantrybės, reikia palaukti. Per 5 metus kokius nors, pradės kažkas dėlioti. Čia mitai ar čia tiesos? Aš manau, kad mitai. Galima nuo pirmos transakcijos būti pelningu, normaliai susidėliojus. Tai,
Tai aš gal ir vardinau tai, bet jau atsakant į tavo klausimą, tai žinai, nuo pirmos sąskaitos gali būti verslas ir pelningas, ir sėkmingas, ir nereikia laukti ten to break-even pointo, ne po 5 metų ar po 3 metų. Nu jo, žmonės dažnai ima įskaičiuoti ir pasižiūri, kad kiek resursų reikės žinai, ne, čia per ilgai reikia laukti, ne, bet pasižiūri, kad sistema ne taip sutvarkyta ir gali kitaip perdėlioti. Ir dar čia aš pasakyčiau, kad žmonės prisiklausė šitų mitų, jie ir važiuoja šito vėžlio greičiu palyginus. Taip, kad tai norma. Tai yra normalu. Aha. Taip turi būti, taigi vis tiek čia 3-5 metai, aš atsimenu, kai pradėjau savo verslą, mano vyras irgi, be 3 metų, tai čia, žinai, tikėtis nieko neverta. Ir aš taip galvoju, kaip įdomu, 3 metai, gerai, pasižiūrim. Palaikyk manualą, aš tau parodysiu. Palaikyk manualą, aš tau parodysiu. Tai nuo pirmos sąskaitos, visiškai. Beje, labai gera vieta ir prisiminti, ir priminti. Šiandien kaip tik skaičiau vieną iš dalyvių, ne tai kad rekomendaciją, bet atliepimą, kad pasėmė knygą, savaitgalį gavo knygą, pelnas pirmiausia, buvo sakyta. Ir man tokia, žinai, kaip priims tas lietuviškasis verslas, žinai, ir tokia pirminis, kad viskas, atsidariau papildomas sąskaitas, perkelinėjau ten ir pelną, žinai, iš karto, būtent tas momentas, kuomet šiek tiek tas mąstymas pradeda keistis dėl to, kad tų pavyzdžių yra labai daug. Tai jeigu kas nors verslą vystot ir dar tas gyvavimas tuo mitiniu tokiu laiku, kad 3-5 metai, tai tada čia break-even atsitiks ir tada tapsi pelningas. Labai rekomenduoju tada pasiskaityti knygą Pelnas pirmiausiai. Nuorodą irgi paliksim, kad būtų galima užsisakinėti. Ir nuo pirmų dienų, nuo naujausių sąskaitų, kurias išrašinėjat, pradėti keisti tam tikrus procesus pas save ir pradėti žiūrėti, bent po kelis procentus atidėti iš karto pelno savo. Taip, ir čia pratęsiu tą mintį, nes iš karto man skamba toksai, kad bet čia nesąmonė. Čia ne lietuviškam verslui ir panašiai. Tai tiesiog noriu patikinti, kad it doesn't have to make sense. Ta prasme. So now we speak London. Yes. Aš net nežinau, aš galvoju, kaip čia lietuviškai. Tai neturim prasmės, reikšmės. Koks čia žodis, nežinau. Doesn't have to make sense. Atrodytų kartais nesąmonė, bet pradėk daryti. Tiesiog pradėk daryti. Dabar prisiminiau vieną, žinai, tas buvo vardinimas, tokia kaip formulė yra, tipo, verslas, tu turi pajamas, pasižiūri, kokios tavo išlaidos, ir taip čiūrikus laikai, kad, bus pelnas. O viskas veikia atvirkščiai. Gauni pajamas, pasiemi pelną ir tada išlaidą, žinai, išdalini. Čiūrikus laikai, kad užtektų išlaidą. Tai, žinok, ir buvo panašus dalykas, žinai, su vienu diskutavom, sako, bet palauk, sako, jeigu aš nusiimu pelną, tai gali kažkam nelikti. Bet, nėra skirtumo iš principo. Jeigu tu atbulai darai, tai pas tave ar taip kažkam trūksta. Tai koks skirtumas, jeigu 1% pritrūks kažkur kitur. Bent mąstymą, žinai, tą tokį savo leist pagalvoti. Tiksliai, sako, palauk, žinai, tas 1% nieko nereikš, sako, kame nieko nereikš. Aš, sako, visiems stengiuosi laiku sumokėti, kai kiti man moka paskutinę dieną, ten po 30 dienų. Ir jeigu jisai apkeičia šitus dalykus, pasilieka pelno. Ir spėja su kitų srautų, žinai. Tai mąstymo pasikeitimas vienas dalykas, kitas jau tada ir skaičių pasikeitimas tavo sąskaitoje tampa, žinai, ir tokiu. Čia yra apie tą, kad jeigu pastoviai trūksta pinigų, užsakymų didėja, tai ne daugiau užsakymų reikia. Nes atsimenu, su viena klientė sėdėjom, žiūrėjom, tai kur tie pinigai užsakymų daug ateina, tai pasirodo jinai nesavanoriškai finansuoja savo partnerių verslus, kurie vėluoja 2 mėnesius, 3 mėnesius mokėti. Ir nepiktybiškai, kad svarbiausia kartais vėluoja. Ar piktybiškai? Kaip, nieks iš jų neprašo, jie ir neskuba. Jeigu reikės paskambins, jeigu reikės paskambins, tada dar kartelį galim dar mėnesį pratemti, tada dar paskambins. Ir tada verslo savininkė pamatė, tai aš sako, kaip bankas dirbo, aš finansuoju visiems, o pati turiu skolintis, kad sumokėčiau. Tai irgi tokie, ta prasme iš visų pusių, kai pasižiūri, labai daug. Čia dažnas, šitas dalykas yra dažnas, jisai dažnai sutinkamas ir kitą kartą net ir, pamenu, būdavo ir Svetbanko verslo akademijoje apie tai kalbama ir matau verslo savininkai, žinai, kai būdavo paskutiniam suolė, tie, žinai, mokykloje vaikai, žinai, kad tik nepakviest atsakinėti arba, tai čia reikia kažką užsirašyti, papildomą akį, žinai, nusileidžia. Nes tikrai realiai yra dirbantis kaip skolintojai, atitinkamai tik tai plus be procentų.
Aš tik paantrinsiu, labai knyga gera. Ir jeigu taip vat, pavyzdys iš visgi mūsų patirties apie tą patį, tai yra pas mus, pavyzdžiui, klausiminė yra klausimas. Kokį atlyginimą savo išmokė? Ir tada tokia raudonis išmuša. Žinokit, ir ten yra, čia taip labai nuoširdžiai ir iš gero, bet dažniausiai būna, kas lieka atsakymai. 0. Paskutinį, ir tu supranti, kad žmogus iš pradžių viską įdeda, nes pas jį dušė yra versle, bet apie save net nepagalvoja. Ir ten yra strateginiai sesijų, kas tau svarbu. Visada pelnas, pinigai, o pinigus galiu pasakyti. Toks, žinai, Nedrąsiai toks, jo. Nors, iš tikrųjų, tai yra, kaip galit padaryti daugiau vertės, jeigu tik uždirbsit pinigus. Tai vat, kada pradedi, tai keisti mąstymą. Ir knygoje labai, labai apie tai. Yra organizacijų, beje, to milijoninė organizacijų, kurie taip tą mąstymą ir nesutvarkė, kur yra po 10-20 metų visada skalose sėdi. Gyvos. Jo, jos gyvos, bet jos net jau ir turi šansų išlipti iš jų. Ir tai yra ne tik mažo verslo. Man atrodo šitas, kaip jisai, Maskas nupirko, kaip jisai Twitterį. Jisgi visą gyvenimą minusinės. Ir irgi yra kalba apie tai, kad tai buvo pamatai, mąstymas savininkų. Ir jis ten atleido 8% žmonių ir nieks nepasikeitė. Bet Twitteris, aš dabar nesu tikras, bet man atrodo, Twitteris yra niekada nebuvusi pelninga organizacija. Nežinau, aš to negaliu sakyti. Bet aš girdėjau. Tai reiškia, kad yra ir didelių verslų, kur tiesiog nuo pamatų buvo kūrama visiškai kitaip. Tai va. Okay. Tai va. Matai, kaip būna. Ir žinai, Povilai, dar, nežinau. Tai vat aš pasakysiu. Ir pasakyk. Vat ir mūsų akys dega dėl to, kad mes savo viena dalim visą šitą verslo kūrimą patiriam. Ir einam per tuos įsitikinimus ir per tą didelį darbą su savimi ir per tuos visus pagaraudenimus ir paverkimus. Ir ir tas mane labai žavi. Ir man daug drąsiau pasidarė daryti klaidas, nes supratau, kad kuo greičiau jas padarysiu, tuo greičiau išmoksiu. Ir kuo ilgiau temsiu, Raimondai, žiūrėk, nes filmavai releasą, kaip čia atrodysi, ką čia nesąmonę pasakei. Ir pasakiau, ir ką, o jūs padarėt, nepadarėt, tai va, aš jau vienu žingsniu priekį. Super. Jo, čia tavo firminė, ta vizitinė kortelė tokia. Bet, čia yra darbas su savim, nes tikrai daug metų praverkšlenau dėl to. Taigi aš nemoku, nėra tobula visi. Čia tavo tas įvardinimas, žinai, padarysiu klaidą, greičiau išmoksiu. Čia yra, nežinau, kaip tam tikra filosofija bendras, nes kitas, žinai, jis eina mokytis, nedarydamas tų klaidų, stengdamas jas suprasti. Ir dažnai anksčiau tas vardinimas apie tai, kad ten mokosi iš kitų klaidų, žinai, klausimas, ar mokosi iš kitų klaidų darydamas jas ir tada išmokdamas dar ir savo, ar vis tik tai, žinai, teorijoje tokio, žinau, taip negalima, tai man toksai įsivardinimas, toks, žinai, protingas, neturtingas, jisai žino, kaip nedaryti, žino, kaip daryti, paklausi, ką padarė, dar nieko, bet jisai žino, kad, žinai, taip ir taip reikėtų. Tai va, tame, žinai, dalis. Ir jeigu žmonės tikisi, kad verslų savininkai, kad mes ateisim jiem ir paaiškinsim, kaip daryti verslą, tai iš pradžių jie būna labai nusivylę. Nes neduoda tų piliulių jūs? Vat jo, kodėl? Pasibaigės. Kaip tai suprasti, jūs neduodat piliulių, tai kodėl tai blogai? Ne, jau ką, aš žinau, kodėl jūs neduodat ir aš nelabai tikiu, kad tos piliulės tai padeda. Bet tinkamas klausimas, tinkamas tas žmogaus noras ir ėjimas susipurtyti ir savo atsakyti tuos klausimus, čia yra daugiau negu piliulė, man atrodo. Žinai, Povilai, aš irgi perskaičiau tą Profit First ir pas net 2 sąskaitos bankė atidarytos papildomas. Dar 3 trūksta. Pradedam nuo 2, okei? Pradedam nuo 2, bet pradedam. Kaip reaguoji? Palauk, aš bent tą pasidariau, žinai. Taip, ir žinai, tas mažai žingsniais į priekį. Viskas gerai. Ir kiek daug, ir aš ją, kai skaičiau pirmą kartą, po pirmo karto tai aš nieko nepadarau, nes nesąmonė. Man tipo ne taip turi veikti, net ten Amerikoje galbūt tik tai būna. Kai antrą kartą jau neperskaičiau, perklausau, galvoju, tai arba tu kvestionuosi metodus, kurie kažkam tai veikia ir sakysi nesąmonę ir vis tiek nieko nedarys, arba tu tiesiog pabandyk ir žiūrėsi, kaip bus toliau. Ir čia didelė dalis verslo savininkų, su kuriais tenka dirbti,
jie ir lieka tame etape, kai kvestionuoja viską. Ar tikrai, ar čia saugu, ar čia verta investicija, čia dabar tikrai man padės. Ja. Nieks nepadės, jeigu žmogus pats nenorės savo padėti. Ja, tas pakeitimas jisai realiai nieko nekainuoja. Praktiškai nieko nekainuoja, jeigu ten, žinai, galbūt atitinkamai nuo tavo plano, kurį bankė turi, tai va tuos kelis eurus pratestavimas kainuos. Aišku, ir dėmesingumą kainuos, nes, žinai, turi įprašyti šitus dalykus daryti atitinkamai ir sąskaitas apmokėti, ir įskirstytas įplaukas po tas sąskaitas savo vidinės. Tai jo, šitie dalykai jie kainuos, bet man atrodo, tai nėra išvaistymas, tai yra investavimas į savo verslą tada. Taip. Klausykit, galvoju, žinai, tokį dar tų temų čia yra, bet gal tada paliktume mes tokį variantą, kad matysime karts nuo karto vis pasišnekėti, susitikrinti, nes laikas visą laiką einantis, kur jūs vis kiekvieną kartą vis turit naujų minčių pasakyti arba naujų pavyzdžių, kuriais galit pasidalinti. Ir dabar, kiek žinau, jau vienas iš tų 2 metų prasidėjęs, įsivažiavęs, jį gali ir kiti į tą kelionę įeiti, ir kiekvienas tas mėnesio iššūkis, verslo iššūkis yra tai, kur papildomai atsiranda naujos inspiracijos kitiems. Ir lygiai taip pat ir mums patiems tęsti ir daryti tai, kas yra pradėta. Tai karts nuo karto reikės vis pasikalbėti čia prie kavos arbatos. Kaip tas sakė, žinai, vienur hold my beer, o kitur hold my horses. Kad tipo, palauk, jau reikia, žinai, update'ą pasidaryti tam tikrą. Tai pasižiūrėsim, kaip sekasi. Gal net ir kažkokių tai naujų pasiekimų. Aš jau kažkaip nujaučiu, kad kai kurie jau pasiekimai jau pradės būti matomi po mėnesio kito. Tų žmonių, kurie jau įsivažiavę ir padarė tam tikrus pakeitimus. Tai jau matome. Jau matome. O kurie dabar jūs taip akcentuotų? Jau matome. Tai vien tas aiškumas pas verslo savininkus. Ar jau, pavyzdžiui, daromos žmonių priėmimo į darbą procedūros visai kitaip, jau mažiau nuostolio generuoja, peržiūrėtos sąskaitos, kainos ir vyksta tie pokyčiai, vyksta. Okay. Žmonės keičiami, delegavimas vyksta, žodžiu, taip. Tvarkosi sistemos, aš taip, dabar taip iš šono žiūriu, sisteminis verslai. Okay. Nes mes, kai dirbam su tai žmonėm, jie yra prijungti prie atskaitomybės sistemos ir jie tiesiog ten deda savo užduotis, ataskaitas patys savo, kad kaip jų atskaitomybės platforma. Ir ten užsikūrė yra. Okay. Ir ten tai gerai, tai bus tada. Bus galima ir juos pakalbinti eigoje. Tikrai taip. Jau pasišnekėti, kaip pas juos viskas vyksta, nes anksčiau ir turėdavom irgi coachingo podcast'e apie verslus, kurie eina tą kelionės tuo keliu ir matom tam tikrus pakeitimus. Tai updatinsim ir jų situaciją, ir jūs, kaip iš savo perspektyvos tai matot. Tai visiškai pabaigai, gal galėtumėte įvardinti vieną rekomendaciją arba pastebėjimą jums svarbia įžvalga tiek savo, kaip verslams, vystantiems savo veiklą, tiek kitiems sėkmingiems verslų savininkams, būsimiems sėkmingesniems verslų savininkams. Kokios tai būtų? Aš turbūt tokia kažkaip labai aktyviai dabar ir mano coachingo specialistas patarė ir aš pradėjau visiems savo klientam rekomenduoti, tai yra refleksijos. Ir refleksijos tokios, kad, ir pas mane vienas klientas sako, darysiu kasdien, Antanai, bet darysiu audio. Darysiu savo audio, nes man taip tada aš negalvoju, nekeičiu, bet padarau tai į audio. Okay. Kitas surašinėja ir sako, Antanai, aš dar tave įdėsiu, tu ten, žinai, matyk, ką aš reflektuoju. Ir, tokios istorijos, kad, žinot, čia kažkuria knygą skaičiau. Mes galim turėti labai daug patirties, kiekvieną dieną ten turėti, ir ten buvom, ir tą darėm, bet jeigu nesustojam ir neužsirašom, tai ta patirtis gaunasi, ne 10 metų patirtis, o tik 10 kartų po metai tos pačios patirties. Aš visada šitą pavyzdį prisimenu, kai galvoju apie refleksijas, tai turbūt mano toks patarimas. Užsirašinėkit, nepatogu rašyti, garsu jisai daro taip, į Messengerį savo, į Facebooką. Sako, aš savo sudiktuoju, o po to atidarysiu, pasiklausysiu, ką aš ten reflektavau. Tai man patiko toks būdas. Tai turbūt mano toks patarimas. Lygiai taip pat.
aš nedarau jų labai reguliariai ir va čia turiu irgi toks prisipažinti. Okay. Ir tai reiškia, kad aš vis labiau pats tą darau. Gavau tą rekomendaciją ir tai reiškia, va, podcastas bus, irgi reikia kažką pasidaryti. Okay. Po sesijos, aišku, su klientais visada darau, bet anyway, daryti daugiau ir savo aš tą rekomenduoju. Super. Okay. Tai Raimonda? Aš tai gal tiesiog kviesčiau negalvoti, kad jau viską žinom. Negalvoti, kad jau viską žinom. Žinau, kad man pasiseks, žinau, kad man nepasiseks, žinau, kad čia yra nesąmonė, žinau, kad aš to negaliu, žinau, kad čia ne mano kelias ir panašiai. Mes to nežinom. Tai kviesčiau negalvoti, kad viską žinom. Ir pabandyti. Ta prasme, tiesiog daryti, klyst. Ir viską. Tai tiek savo, tiek ir... Taip. Turim planelį tada. Taip. Kaip Povilai? Ir man? Negalvo, kad tu viską žinai. Oi, palauk, čia su šitų dalykų jau vakar supratau. Ok, tai mano galbūt įsivardinimas ir palinkėjimas, toks abipusis ir iš ir į, tai yra apie nepriimti asmeniškai. Nepriimti nieko asmeniškai. Kas vyksta, nepriimti asmeniškai. Super. Tai darom refleksijas, negalvom, kad viską žino ir nieko neprimam asmeniškai. Wow. Okay. Toks planelis gaunasi. Tai gut, Antanai, ačiū tau, kad atvykai, ačiū tau, kad pasidalinai. Raimonda, Anytime. darysi naują Reelsą šiandien po podcastą. Taip. Bet, žinai, ten vis tiek, kad būtų geras, tinkamas, žinai. Būtų geras. Gerai, Jau. bičiuliai. Bus geriausias. Bus geriausias. Ačiū Jums dar kartelį ir sėkmės Jums jūsų veiklose, kad tų žibančių, degančių akių, žinai, būtų ir pas klientus jūsų, ir pas jūs pačius. Tai dėkui, kad apsilankėt ir iki malonaus Jums. Ačiū. O tuo pačiu, ačiū Jums visiems, kad klausėt. Labai tikiuosi, kad buvo ir naudinga, radote ir savo atskiro tokio vidinio noro išbandyti, pritaikyti savo praktikoje, o mums labai svarbu ir smalsu sužinoti, kaip sekėsi arba kokias kliūtis Jums pavyko įveikti eigoje. Tad jeigu ką, nesididžiuokit, parašykit mums, tuo tarpu Coachingo podcastas lauks Jūsų dėmesio ir kitame epizode. Jeigu dar neprenumeruojate jo, tai labai prašau tai padaryti, kad mums būtų irgi lengviau kurti tai kartu su Jumis, o kiekvieną savaitę mes seksim, analizuosim, matysim, kas Jums įdomu arba kokių galbūt svarbių įdomių temų Jums reikėtų ateičiai, tai jas ir planuosime. Dėl to mums Jūsų palaikymas yra labai svarbus, tad padarykime mainus. Jūs, jeigu pamatėt, kad buvo naudinga, pasidalinkit šiuo įrašu savo socmedijoje, įvardinkite, ką radote naudingo savo, ką išgirdot, ką galbūt įsibandysit ir mums tai bus labai didelė paskata kurti toliau. Jei turite klausimų, idėjų, pasiūlymų ateities temoms, parašykite mums į podcast@coaching.lt ir tuo pačiu palaikykime ryšį soctinkluose bei stabtelkime pasilabinti gyvose renginiuose. Mes apie savuosius rašome puslapyje coaching.lt. Tad sakau, iki kito karto, malonaus susitikimo, susiklausimo. Iki. Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.